Šio sekmadienio skaitinys yra Evangelija pagal Matą, Mato 18 skyrius, tai yra atlaidumas ir palyginimas apie beširdį skolininką. Tuomet priėjo Petras ir paklausė: Viešpatie, kiek kartų turiu atleisti savo broliui, kai jis man nusikalsta, ar iki 7 kartų? Jėzus jam atsakė: aš nesakau tau iki 7, bet iki 77 kartų. Todėl su dangaus karalystė yra panašiai kaip su karaliumi, kuris sumanė atsiskaityti su savo tarnais. Jam pradėjus apyskaitą atvedė pas jį vieną, kuris jam buvo skolingas 10 000 talentų. Kadangi šis neturėjo iš ko grąžinti, vadovas įsakė parduoti jį kartu su žmona ir vaikais, bei su visa nuosavybė, kad būtų sumokėti. Tuomet puolęs jam po kojų tarnas maldavo: turėk man kantrybės, aš viską atiduosiu. Pasigailėjęs, ano tarno valdovas paleido jį ir dovanojo skolą. Vos išėjęs, tas tarnas susitiko vieną savo tarnybos draugą, kuris jam buvo skolingas tik 100 denarų. Ir nutvėręs smaugė jį, sakydamas: atiduok skolą. Puolęs ant kelių, draugas maldavo: turėk man kantrybės, aš to viską atiduosiu. Bet tas nesutiko. Ėmė ir įmesdavo jį į kalėjimą iki atiduos skolos. Matydami, kas nutiko, kiti tarnai labai nuliūdo. Jie nuėjo ir papasakojo valdovui, kas buvo įvykę. Tuomet pasišaukęs į valdovas tarė: nedorasis tarne, visą aną skolą aš tau dovanojau, nes mane maldavai. Argi nereikėjo ir tau pasigailėti savo draugo, kuris, kaip aš pasigailėjau tavęs? Užsirūstinęs valdovas atidavė jį budeliams, iki atiduos visą skolą. Taip ir mano dangiškasis tėvas padarys jums, jeigu kiekvienas iš tikros širdies neatleisite savo broliui. Ir šį sekmadienį noriu atverti ir pasidalinti ir savo širdimi apie šį Evangelijos skaitinį, kuris man kalba, kad labai žmogiškai Petras klausia, turbūt vienas iš 12 mokinių, kuris turbūt galima susitapatinti netgi su juo žmogiškiausiu apaštalu. Iš vyriškos pusės galiu pasakyti, kad man neteko matyti vyro, kuris atleistų. Atleistų, nes tai žeidžia jo orumą. Mes matom moteris, kaip dažnai nusileidžia, kaip dažnai atleidžia, bet vyras, jis yra kovotojas, jisai nori rodyti savo tiesą, jis nori reguliuoti savo, kaip pagal jį turi būti atleista, kaip turi būti jam gražinta, nebe savo kontroliuoti, bet atiduoti viešpačiui ir elgtis taip, kaip viešpats mus kviečia, mokintis iš jo ir pavesti jam tą teismą. Matom pagal tai, kad Petras turėjo priešų, turėjo ginčų, turėjo kivirčų, turėjo įvairiausių situacijų gyvenimiškų ir krikščionis nėra, kur jisai šluoja po kilimu visas problemas ir bėga nuo jų ir neišsprendžia jų. Ir taip dažnai ir nutinka krikščionims, jie nesprendžia jų šluoja po kilimu. Ir ateina ta diena, kai Dievas persėjo tavo gyvenime tuos pelus ir grūdus, iškelia juos ir sumala. Tai norėčiau šiandieną pagalvoti apie tai kartu su jumis, apie tą Petro mąstymą, nes rabinai ar kiti tikintis save laikantys žmonės privalėjo 3 kartus atleisti pagal taisyklę, žydų papročius. Iki 3 kartų buvo privaloma atleisti. Bet kas virš 3 kartų, tai buvo jau kaip užpildyta tas atleidimo statinė. Ir Petras nebereikalo paklausė, ne kad 2x6 kartus, bet 7, tarsi kad daugiau 2x. Tai kažkaip man norisi savo gyvenimą matyti taip pat kaip pamoką, sakykime, ar tu nori mokintis tik 3 kartus savo gyvenimą, ar nori pasimokinti 6 kartus, o Dievas sako, gal tu nori mokintis visą gyvenimą. Tas 77 tarsi mes skaičiuojam, kad tai yra begalė, tiesiog begalė. Tai ta kasdienybė mūsų ir susideda iš to mokymosi atleisti, bet
Toliau skaitome labai įdomų sekantį palyginimą apie tą karalių, kuris atleido be galo didžiulės skolas, tai yra, jeigu išvertus pinigais, ten yra milijonais. Atleidimas, išsivaduoti tai nuo pelų, tarsi. Ir jeigu prisiminti savo krikščionišką kelionę, tai mes barėmės su tėvais, mes barėmės, ginčijomės įvairiausiose situacijose, galbūt. Tai šiandien gal žiūrime kad kvaila buvo daugelį situacijų ginčytis, bet ir būtina pabaigti ginčą, neišeiti iš ginčo ginče, bet išmokti ginčyti, susitvarkyti su kitomis nuomonėmis, tiek santuokoje, tiek su vaikais sėdėdami ir išeidami iš ginčo išspręsdami, nes ginčo tas neišsprendimas ir yra galbūt net leidimas. Ir kaip svarbu krikščioniui išeiti į tą tiesos norą arba galbūt netgi pabaigti tuo nusileidimu, atleidimu, bet nepalikti to sušluoto po kilimu. Ir aš manau, kad mes niekada nebus situacijų, kad mes nepapulsime į ginčus ir nėra tikslas mūsų, kad neturėti ginčo situacijų, bet manau, kad nėra netgi tokios instrukcijos, kad kaip išspręsti problemas, bet yra susitaikymas. Kristus mokina, kaip susitaikyti. Ir to mes ir mokinomės dažnai skaitydami kartu bendruomenė, arba dalindamis, arba liudydami vieną ar kitą problemą išspręstą mūsų gyvenime. Bet tai galbūt čia ir yra tas krikščionio augimas. Pagrindinis augimas yra mokėti stovėti krikščionišką. Netgi šventas tas kvailumas gali atsistoti tavo vietoje kartais, nes tu vadovausies tam tikrų pasitikėjimų Kristumi ir matydamas tam tikrą situaciją, tu vadovausies to buvimu kvailiu. Ir Dievas sako, bus tiesiog pasaulis, mes esam pasaulyje tarsi kvailiai, krikščionys, ir taip ir bus. Bet Dievas turi mums planą, turi išvedimo planą ir mylintiems Dievo viskas turi išeiti gerą. Svarbu atskirti grūdus nuo pelų, tai tarsi gėrį nuo blogio, arba tą nevaisingą mintį nuo vaisingos minties, arba tai, kas mus artina prie Dievo ir kas mus tolina nuo Dievo, vadovautis tam tikrą mūsų vertybių mokymų, krikščioniškų mokymų, kuom vadovautis. Ir kaip aš atleidžiu tą 77 kartus, kaip aš mokinuosi 77 kartus su savimi pačiu, kaip aš dirbu, tai Petras visą laiką išliks tas pavyzdys, kad nesušluoti visas problemas, o klausti įvairius klausimus ir žiūrėti į Kristų. Tai yra ta bendruomenė, bažnyčia, budėjimas. Bažnyčia galima įvardinti, kur 2-3 renkasi jo vardu, kalbasi. Ir krikščioniškos temos jos gali būti nemalonios mums. Gali mums pamatyti, mes galim save kaip šitas, kuris neatleido tą skolą. Jėzus sako, aš viską pamiršau, bet aš tau nieko neatleisiu, žinai. Tai mes projektuojam taip pat ir į Kristų tą patį neatleidimą tada. Ir kaip aš neatleidžiu, sakykime, ir nepaleidžiu tarsi to situaciją, noriu valdyti ją pats, jeigu aš neatleidžiu. Ir tuomet aš prisiemu tada pats ir atsakomybę už šitą situaciją ir pats tada turiu tvarkytis be Kristaus. Tai kas yra labai sunku. O kaip vadovautis
sakykim, šitam atleidime ar netleidime, tai vėlgi pagal pelus ir grūdus. Tai man tai pavyzdžiui yra tai labai svarbu, nes aš galiu atleisti ir būti laisvas, bet aš negaliu daugiau eiti su tuo žmogumi toliau vienu keliu. Bet aš jam esu atleidęs, tiesiog supratęs, kad tai yra, aš nelaikau pykčio, aš galiu draugauti, galiu sveikintis, bet aš galiu daugiau nebeprisileisti. Ar tai yra atleidimas, tai yra kitas klausimas. Bet tai yra mano augimas. Tai tiesiog aš išaugau, supratau, kad tai yra kai kurie dalykai, jis turi tada irgi augti per mane. Taip kaip ir aš augau per jį. Kažko išmokau iš to. Ir jeigu kažko išmokau, aš tada ir atleidau. Nes aš išmokau ir aš dėkoju šitai situacijai kaip savo mokytojui, kaip savo pamokai, 77 pamokai ar 80 pamokai. Tai mano noras ir yra mokintis, išmokti iš to ir negrįžti į tas blogas pamokas. Man po kiek laiko tas atleidimas yra jau netgi padėka virtęs, nes aš patekęs į kitą situaciją, aš jau vertinu kaip tą praėjusią laiką, kaip to pasakyti, netgi dėkoju tiem žmonėms, kad mano gyvenime tai vyko, kad aš esu būtent dabar toks. Tai atleidimas turi būti toks, kad aš galėčiau vėliau dėkoti šitai situacijai, kokį mane jinai kūrė, koks aš esu, ir kad aš nebepatenku į tas situacijas, tokias situacijas per tam tikrą pamoką savo, kad aš esu pilnas pilnai aš geriuosi šitą situaciją, kad jinai vyko kaip mano gyvenimo dalis, kuri mane išmokino būti arčiau dangaus. Per tai aš pažįstu Dievo veikimą, pažįstu jo įspėjimą, aš per tai bendrauju kartu su Dievo mokymu. Todėl tas pasakymas daug atleisti reiškia daug mylėti. Viešpatie, prašau tavo patirties, jėgų atleisti kitiems. Leisk man įsiklausyti į Petro pokalbį, į tavo pokalbį su Petru, kuris parodo tą, taip ir aš, Viešpatie, tavęs klausiu šiandieną. Kaip man atleisti, kur aš dar neatleidau, parodyk man, kas man trukdo būti laisvu. Amen.